Labą dieną, tai šiandien yra gegužės 12 diena ir vakar pradėjo sėti kukurūzą, tai per naktį užvarė kažkur apie 60 hektarų, dar apie 20 liko, sėjam Liberty, kukurūzas išdėliotas per sprindį kažkur tai gaunasi, po 7-5 tūkstančių sėjam į hektarą. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis iš tikro. Čia lengva žemė, tai viskas gerai. Reikės nueit pasižiūrėti kaip ant molio tenai, nes ant molio buvo grumstų šiek tiek. Tai gal reiktų privaluoti, nežinau, nes tos drėgmės neberodo. Tai gal kažkiek dar drėgmę pasisaugotume ir tos grumstus apsidaužytume, apsilaužytume. Nes velniai žino, čia į priekį nieko nerodo drėgmės. Tai kad paskui labai neuždžiovintų, gal kažkiek įsisaugotų drėgmė suvažiavus su volais. Čia va dar liko iki kelio pasėt ir dar vienas laukelis. Buvo pravažiuota su giluminiu po kiroviniu lėkščiu ir tada važiuota su paprastom pakabinamam lėkštėm. Tai vis tiek yra tų nelygumų, reikėjo gal su kokį kultivatorių braukt, bet neturėjom kultivatoriaus. Tai prasibraukiam su tom lėkštėm, nu ir žiūrėsim čia, kur lengva žemė, tai viskas tvarkoj, bet kur yra molis ar kažkokie nelygumai, tai nelabai ten išlygina. Čia buvo vėžas pribuksuotas, tai pasižiūrėsim, kaip įsiterpia. Bet viskas gerai, kukurūzų ant viršaus nėra, tai įsiterpia ir nelygumas. Nes čia va vėžas buksuotas buvo, viskas kaip ir gerai. Dar atiduodam kartu trašų turim, 2766. Tai nepadaug tenai, gaunas po šiam kilų. Bet vis tiek turim, tai reikia atiduoti ir paskui žiūrėsim. Ar kasą, ar salietras dar paduosim, žiūrėsim. Ar nieko nenaudosim. Rapsas jau intensyviai žydi, tai šiandien dar šaltą naktį rodo ir centrinis nėra pilnai įsiskleidęs, bet jau beveik. Tai rytoj vakare važiuosiu, užsiregistravau purškimą. Tai per vieną naktį aišku nepadarysiu. Turbūt gal kokius 3 išpurkščiu rytoj. Ir tada dar kitai nakčiai pasiliksiu. Bet rapsas visai neblogai atrodo. Žiūrėsiu dar kaip purkštis matysis. Buvo patrumpintas, tai nėra labai aukštas. Čia apie metrą gal kokį šiam. Bet gal lengviau kulsi šiek tiek, kai žemesnis. Kukurūzas pasėtas, tai šiąnakt purškiam rapsą. Jau yra 1 valandą, pasidariau mažesnius laukus, dabar atvažiavau į didelį, tai važiuoju apie 15 iki 15, kad padaryt kuo mažesnę žalą, nes vis tiek, kad ir savajėgis, bet neįsikelia. Tai vis tiek žala yra daroma šiokia tokia, bet aišku nedidelė. Pradėjau 9, gal po 9 biškį. Tai dabar pasidarė jau, galima pasižiūrėti. Ai ne, čia nepasižiūrėsim, nes buvo dar miežiai purkštė. Turėtų būti netoli 150 hektarų. Tai planas yra per vieną naktį ir pasibaig. Kalbant apie rapsą, tai turiu visokių aš tų rapsų. Yra geresnių, yra prastesnių, bet bendrai tai visai neblogai atrodo tas rapsas. Kaip ir didelių šalnų nebuvo, tai sunku pasakyti. Bet atrodo gražiai, ankštaras susimesginėja. Tai reikia tikėtis, viskas bus gerai. Reikia sijas žiūrėti, nes jeigu netolygus rapsas kažkur yra pamirkimo, tai reikia atjungti kopijavimą, nes labai sija neria žemyn.
Tai va, bet šitas laukas gan tolygus, tai visai neblogai. Bet yra tų vietų, kur pavasarį pamėgęs buvo rapsas, kraštuose ar dar kur bala, tai ten reikia atsijungti, nes labai negerai, bet buvo porą kartinėrusias į purškių kartu su draugeliu. Laukas ilgas, tai visa technologinė ir varo. Į šonus, o kaip dabar bus? Ne, vis tiek nesuka. Turbūt sunku bėgt gaunasi per, gal retesnė vieta biški, bet vis tiek, blemba žalau. Vis tiek bėga į, viskas, pabėgo. Ne tik ūkininkaujam, bet statom ir makaroninius tiltus. Tai bandysim važiuoti. Vyksta Vilniuje renginys makaroninių tiltų. Tai čionai kabina svorį ir žiūri, kiek jie gali atlaikyti. Padarėm per porą dienų, per savaitgalį čia ir pasidarėme tą tiltą. Aišku, buvo visokių nesėkmių, keletą kartų sulūžo. Bet tai čia pačių klaidos. Tai pernai buvo panašaus principo, pernai irgi dalyvavom. Tai pernai buvo panašaus principo, bet apačia mums neatlaikė. Buvo per silpna, tai dabar apačią sutvirtinom. Ir žiūrėsim, kiek šiemet atlaikės tas tiltas. Pernai pavyko atlaikyti virš 100 kg. O šiemet bus matyti, kiek atlaikysim. Tai reikia tikėtis 200 bus. Tiltą pasikroviau. Tai reikia tikėtis, pavyks transportuoti ir viskas bus gerai. Ir matysim, kaip ten seksis, kiek ten daug kilogramų pavyks atlaikyti. Šiaip yra reikalavimai, tai tiltas negali viršyti leistino aukščio ir leistino pločio. Be abejo turi būti svoris, tai tiltas turi sverti iki kilogramo arba negali viršyti kilogramą. Tai klijus galima naudoti bet kokius, svarbu nebūtų ištiso klijavimo. Tai žiūrėsim. Pernai naudojam karštus klijus, bet karšti klijai yra labai sunkus, tai daug svorio praradom. Šiemet naudojam kitokius klijus, tai matysim, kaip ir atrodo, kad pavyko padaryti tvirtesnį, bet dar nereikia prisišnekėti. Grįžau atgal į ūkio darbus, tai tiltas sugriuvo ties 180 kg, tikėjomės daugiau, bet yra kaip yra, tai žinom klaidas. Kitais metais bandysim siekti geresnį rezultatą, o dabar maišomės žolių sėklą ir bandysim važiuoti sėti žolių. Tai turiu 4 rūšių sėklas: Motiejukas, Svidrė, Dobilas, Erančinas. Tai viską susimaišysim ir galimės tos durpynus užsėti, nes ten iš jų naudos kaip ir nelabai yra. Tai bus dėl deklaravimo. Bandysim žolę sėti su ražienėm akėčiom. Tai užsidėjom bunkerį. Žiūrėsim, kas čia gausi. Šiaip labai sausa, bet gal kažkas gausis. Reikia tikėtis. Na, pasileidom kažką, tai čia nežinau. Bandėm ir padidinti kampą, ir pamažinti. Tai sunku pasakyti, čia žemė sausa. Bet taip
Išbyra va, yra liktai sėklytė viena kita. Byra tai byra, bet įdomu kaip čia užsižeria, nes čia turbūt kur padinam kampą jau per giliai gaunas. Čia kaip ir atrodo labai paviršium. Net nežinau, kaip čia geriau padaryti. Bet manau vis tiek kažkas išdėks. Sekmadienį, pirmadienį rodo lietaus, tai gal kažkas tai bus, bet labai reikia drėgmės. Po darbų nusprendžiau pralėkti dar pro laukus, tai atlėkiau į žeminių miežių lauką. Miežiai jau rodo akutus, tai tuoj išplauks ir pasirodys tikras grožis, nes būna labai gražus vaizdas miežių. Jie su savo akutais tai tą vaizdą padaro. Šiaip lapai sveiki, gal dabar, kiek matau, sukasi, tai kaip ir drėgmės reikia ir aišku žinoma karšta, nes dienom turim aukštas temperatūras, bet kaip ir rodo lietų pirmadienį, tai ir galės augalai džiaugtis drėgme. Bet šiaip pasėlis ligų atžvilgiu tai švarus, tankumo sočiai, reikia tikėtis, ūgio irgi nėra per daug, nesuguls. Tai į miežius daugiau nebevažiuosiu, dabar važiuosiu tik kombainas. Rapsuose pats žydėjimo pikas, irgi visi darbai atlikti, gavęs fungicidą. Tai va čia va matos grinai technologinė, tai kur pravažiuota vieną kartą, viskas gerai, bet kur pagrūžuose važiuota 2 kartus su purkštuvu, tai žala šiek tiek yra. Bet tikrai nebaisi. Šiek tiek prastoj vietai sustojau. Nėra intėjimo, tai nenoriu brautis, bet nuo krašto matosi ankštras mezgasi visai neblogai. Va, pagrindiniam stiebė yra keletą neužmėgstų. Tai gal irgi čia buvo ar šalnelė ar kas. Bet šiaip manau visai neblogai. Tai va, jau žiedlapiai pradeda krist. Fungicidas atiduotas, tai manau viskas bus gerai čionai. Kitoj puskelio kviečiai tai jau leidžia vėlyvinį lapą. Yra kai kur jau ir beveik įsiskleidęs. Tai dar palauksim, kol įsiskleis pilnai. Ir važiuosim atiduoti paskutinį fungicidą ant vėliavos. Ir irgi daugiau reikia tikėtis į kviečius, nereiks važiuoti. Šiaip dabar irgi čia tų ligų nesimato. Buvo gavę fungicidą 32 kartu su augimo reguliatoriu. Ten silpnas buvo fungicidas, bet visai neblogai susitvarkė. Gal tas laikas buvo pataikytas. Augimo reguliatorius buvo naudotas labai maža norma, bet turbūt to šalnos sustabdė augalus ir visai atrodo neblogai, kad pastabdytas pasėlis, tai irgi reikia tikėtis nesuguls. Tai dar atvažiuosim čia vieną kartą, atliksim fungicidinius darbus ir lauksim gerą derliaus. Kukurūzą vis dėlto nusprendėm privaluot. Tai nežinau, matysim ar pasiteisins šitas reikalas. Reikia tikėtis pasiteisins. Iš tikro dabar jeigu palis, tai kukurūzai atiduosim kasą. Jeigu gausim drėgmės, žiūrėsim, nes azoto yra labai nedaug gavę, žinoma mėšlo nemažai buvo, bet dar norim azoto paduoti. Tai jeigu palis, iškart ir paduosim, nes paskui su kasu nusideginsim, o su salietra negalim važiuoti vien dėl to, nes neturim su kuo barstyti, kad neišmindytų pačią kukurūzą, nes tarpvežis turi gautis tarpvežis didelis. Tai va, ant klasą negalim tokią reikalą pasidaryti. Tai važiuosim anksti su kasu, jeigu gausim drėgmės. Jeigu negausim, tai čia neverta važiuoti, nes visiški pelenai.
iš tikro dabar atsikasiau, tai sėklos guolyje dar žemė kaip ir drėgna, tai kukurūzui užteka drėgmės susprogt. Tai jeigu dabar palytų, tai manyčiau jisai greit startuotų ir viskas būtų gražiai. Iš tikro šitas galas dar yra sėtas pačioj pabaigoj, tai manau anam gale lauko tai dar labiau būtų jisai. Manau, jeigu gausim drėgmės, tai kukurūzas greitai šoks į viršų ir viskas bus gerai. Vėliau reikės prasivažiuoti su herbicidiniais purškimais. 2 metus iš eilės naudojau 2 važiavimų technologiją. Tai purškėmės per 2 kartus. Pirmą kartą važiuoju, kai kukurūzas tik išlenda, o kitą kartą važiuoju ties 8 lapelių tarpsnyje, nes kukurūzas labai bijo konkurencijos ir jeigu turi konkurencijos, jis iškart stoja. Tai pagrindinis reikalas susitvarkyti su piktžolėm, o toliau tai jau užauga pats. Atlėkiau dar iki žirnių, tai žirnius labai priplakė sniegas, sunku jiems buvo išlyst, bet šiek tiek išlindo jų, tai dabar vaizdas kaip ir gerėja, bet yra pagrūžas, yra ant molio, kur sunkesnės žemės, ten sunkiai lenda ir jau turbūt nebeišlis, o kur lengva žemė, nu tai neblogai atrodo, viskas tvarkoj. Tai 20 hektarų tai realiai jau nebėra žirnių, nes tenai buvo labai šlapi laukai ir tiesiog uždūsa žirniai po vandeniu. Dar nėra tokių veislių, kad po vandeniu išgyventų. Tai va, bet matau dar iš tikro, einu dabar per lauką, tai matau dar yra lendančių. Pavyzdžiui, kur toks dydžio ir toks, tai arba va šitie, tai kažkaip taip labai nevienodai, turbūt branda bus labai nevienoda. Bet dabar nusipurškiau irgi naktį šiuos nuo sitonų, nes buvo daug. Ir biškį mitybos įsidėjau, kad juos patemt į viršų. Tai tas vaizdas dabar gerėja, bet matysim, kaip čia bus. Tai sakau, liko žirnių tik apie 60 produktyvių. Matysim, vis tiek kažkas tai užaugs. Einu pasiimsiu dar iš mašinos kastuvėlį, pasižiūrėsim gumbelinės bakterijos, ar jau yra šiaip turėtų būti. Azotą prikaups, tai kitais metais kviečiai bus liuks. Yra kur šiemet kviečiai po pupų, tai labai įspūdingai atrodo, bet pupas dar labiau azotą prikupė. Žirniai mažiau azotą prikupė. Tai pupas yra turbūt pats geriausias prieštelis žieminiam kviečiam, nes po savęs daugiausiai azoto palieka. Bet aišku, mano galva iš žirnių galima didesnį pelną gauti. Šiemet pasiėm žirnius, tai žiūrėsim, kaip bus šiemet, nes pernai pupų kūrėm 2 tonus. Tai reikia tikėtis, kad su žirniais bus geresnė situacija. Na, žiūrim, ką turim. Pasiėmiau realiai didžiausius žirnius. Gal dar ir nebus tų bakterijų. Reikia ne... Bet drėgmės tai yra žemėj. Aišku, ne, turėtų būti. Nežinau, ar per kamerą nėra dar. Ai va, yra, matosi. Nežinau, ar per kamerą sunku čia blemba. Va, yra jau vietam gumbelį. Gerai, prikaups azotą. Viskas bus tvarkoj, reikia būtinai pasėti dar kartą. Blemba, žemė tai tikrai šlapia. Tik paviršius toks sausas labai. Iš tikro, dar durniausia situacija, kad buvau nupurškęs dirvinį herbicidą prieš tą sniegą. Tai iš mano to dirvinio herbicido tai nieko taip ir neišėjo. Tai dabar reikės važiuoti dar su korumu. Šiam video tiek norėjau parodyti.
pagrindė vyksta pasiruošimo darbai, remontas, statybos, viskas po truputį, reikia dar pasibaigti žolynų sėją, dar keli purškimų yra likę, bet jau nebe stebuklai ir laukti sezono. Tai dėkoju, kas žiūrit, kas paspaudžiat laikus, labai įdomu, kas pakomentuojat, pasidalinam patirtim, tai būtinai pakomentuokit ir šitą video ir sakau, iki kito video, čiau.